rytas, metas į kelią, pusryčiaujam ir važiuojam. Kaip diena, taip naujiena. Tadas, parodė, ką čia turi. Vėl daiktų prisikrovė. Tai ką, tai biški, kol tu man tavai klipus, aš šopintis jau. Prasideda. Palauk, aš krausiu daiktų, tiesiam ar tilps. Tai mūsų šiandien laukia 834 kilometrai. Važiuosim iš Vroclavo iki Nürburgringo. Ir vėl turėsiu kęsti šios 2 sunkius tipelius. Mano, kur aš gyvenau matą. Tai va. Antroji kelionės diena. Esam netoli Vokietijos sienos. Tai kol važiavam per Lenkiją, daug automobilių, daug kamščių, gana nuobodus kelias. Tai tą padariau pavairuoti Tadui. Tadas paruošė automobilį man. Ir laukia įdomioji dalis Vokietija. Tai čia aš jau pats galiu pavairuoti. Ne, aš jau pasakiau, kad aš dabar vairuosiu, o tu vairavai ir čia viską nučiukšinai. Ai, nu aš važiavau normaliai, žodžiu, tai labai daug priskyniau visokių musyčių ir dabar paruošiu Martynui, nes, nu, ką jau, neskriausiu žmogaus, žinai. Atvykom į Vokietiją. Autobanai, dideli greičiai, lekiam. Šiuo metu esam autobane. 205 km tiesiai. Tuoj aplenksim vieną UK pilietį ir važiuosim. Watch me. Važiavom jau pusę kelio, 400 trupučių kilometrų. Tai maža techninė pertraukėlė. Ir judam toliau. Gengas ateina. Koks čia gengas? Iš principo situacija darosi nevaldoma, tai aš radau sprendimą. Tadai? Oi, ačiū Dievui. Su juo nebeįmanoma ten. Kratosi, kaukia, klykia, rėkia. Aš su juo toliau keliauti nenoriu. Kaip tau kelionė? Aš žinau, faina, puikiai. Apart to, kad vairuotojas nėra iš pačių greičiausių, bet šiaip labai yra. Matas, kas čia yra kas, ne? Aš taip maloniai vairuoju, vežu kaip kiaušinį. Kaip kiaušinį, va būtent kaip kiaušinį veža. Mane kalatojas, daužausi, čia trankausi, bando ištaškyti mane čia. Kelionės klasika. Atvykom į tarptautinį restoranų tinklą. Žiūrėjom, ar daug restorane svečių. Labą dieną, o jūs staliuką rezervavę, ne? Restorane? Trim rezervavot? Dviem. 108. 116. Na, aš atskirai atsisėsiu, viskas gerai. Man atrodo, šito kelionė daugiau nieko neveikiu kaip pilų kūrą. Tiek, kad čia kažkokio įdomesnio kūro radom. Šimtinio. Tai, bet aš jo nepilu, pagal garantiją galima 98 tik tais. Tai aš... Kas deserto ieško? Negaliu. Kodėl negali? Metu svorį. Storas esu. Tai koks kritiškas? Tai negaliu sakyti, kad ne. Kad nestoras.
situacijos, tai... Už miesto mėgstu, daugiau gamtos. Nu jo, va, žiūrėk, myža karvė. Žiūrėsi, kaip pas močiutę kaime. Va, vėl iš tavo gimtą aplinką tave atvežė. Taip, ačiū, Martynai, ačiū. Tai važiavom ir atvažiavom, mus pasitiko tikrai toks trasos vertas kelias, parodysiu. Čia teko trupučiuko offroadų, bet nu ką, atvykom, tai mūsų viešbutis ir čia sugyventi. Kiek trūko, tam vokiečiui taip būčiau vožęs. Bet vokiečio aš nenufilmavau, tai Jo, jam vokietis pasisekė. buvo, kad žvirkeliu mes važiuojam su GT3. Nu jo. Mašina, kaip norim, taip ir važiuojam. Vokietis išbarė mus, kad su GT3 važiuojam tokį kelių, sakė, negalima čia važiuoti su GT3. Mūsų viešbutukas, einam ieškoti 5 kambario, čia 6, čia 4, čia 5. Martynas išlėkė į žvirkelį, bando sugrįžti į trasą, įdomu kaip čia sugrįžti. Gal ne. Šiuo metu čia vyksta įprastas turistinis pasivažinėjimas po trasą. Žiūrėkit, kiek yra žiūrovų, kurie stebi. Štai veiksmas. Baigėsi šiandien antra kelionės diena. Atvažiavom iš Vroclavo iki Nürburgringo. Apžiūrėjom trasą. Dabar einam ruoštis rytoj.